Eucharistijos bičiuliai tai slapta katalikiško lietuvių jaunimo organizacija, kuri priešinosi ateizmui ir rusifikacijai, platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, organizavo maldingas atgailos keliones į Šiluvą ir Kryžių kalną. Aktyvi Eucharistijos bičiulių narių buvo nuo 200 iki 300, jie buvo dažnai persekiojami ir tardomi KGB. 1980 m. Liepos 20 d. į Vilniaus KGB tardymui buvo iškviesta studentė Giedrė Striokaitė. Jie tardė saugumietis Gavėnas. Jau pačioje pradžioje tardytojas pareiškė, jei Striokaitė neatsakinėsianti į klausimus, reiks čia sėdėti 3 paras. Aš esu Giedrė Striokaitė Šironienė. Ir noriu papasakoti apie tai, kaip visas tas judėjimas pogrindyje prasidėjo. Jaunimas kovojo kaip mokėjo. Bet čia atsirado vienas jaunas kunigas ir tai buvo kunigas Tamkevičius, kuris sugalvojo, kad reikėtų judinti žmonės leidžiant spaudą. Pasitarė su vyskupu, tuo metu slaptu vyskupu Sladkevičiumi ir gavęs jo palaiminimą, sugalvojo tokį leidinį Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Atsirado toks jaunimo judėjimas Eucharistijos bičiuliai. Ne taip savo atsirado vienuolė Gema Stanelytė, kuri daug dirbo ir Rusijoje, kaip misionierė, Ukrainoje, grįžo į Lietuvą ir pradėjo kurti tą Eucharistijos bičiulių judėjimą. Taip viena vienuolė jauna atvažiavo į mano gimtąjį miestą Vilkaviškį ir nusižiūrėjusi mane, užkalbino ir pakvietė į vieną susirinkimą, kur aš ir sužinojau apie šį judėjimą. Mes rinkdavo medžiagą įvairiuose rajonuose, mokyklose, pavyzdžiui, išgirsti, kur nuskriaudė kokį mokinį, mokytojai tyčiojosi, ar kažką išmetė iš darbo, pavyzdžiui, kokį nors inžinierių ar gydytoją dėl to, kad jisai ten ėjo į bažnyčią per savo tėvų laidotuvės, ar krikštijo vaikus, ar panašiai. Sužinojau, mes Eucharistijos bičiuliai pasklidę po visą Lietuvą rinko medžiagą šitam leidiniui kronikai. Buvo įvairiai baudė už tai. Tai šiaip eigoje kronikos leidimo aš tai labai nebuvau nukentėjus, tik tai mane kvietė į tardymus. Tai jau buvo suimti mūsų vadovai, ypač Vitkauskaitė Onutė. Tai aš tada ten, kai skaitė tekstą, tai būtent iš tos bylos, kai buvo areštuota Vitkauskaitė, nes aš tuo metu jos bute gyvenau, kai buvau studentė. Man buvo 20 metų ir tada turėjau būti liudininkė, kad tikrai šita moteris leidžia kroniką. Tas yra įdomu, kad per 17 metų kronikos leidyboje nei vieno išdaviko nebuvo. Niekas nieko neišdavė. Kiekvienas gali įtakoti ir sustiprinti tėvynės savo veiksmais. Net ir mažiausi veiksmai gali turėti didelę reikšmę šalies bendruomeniai ir kultūrai. Lietuva, mano šiaurės pašvaistė ir gėlė sidabrinių rytų, kas krauju tavo veidą plaistė ir koraudė prie kryžkelės tu. Ach, raudočiau ir aš apkabinęs tavo kojas gimtoj pakelėj, kad iš tavo padangės lininės kristų džiaugsmo šviesos spinduliai, kad sugrįžęs ant Nemuno kranto iš tremtinių kelionės liūdnos glausčiau tartum relikviją šventą, radęs slenkstį namų pelenuos. Ach, norėčiau raudoti iš skausmo ir pajust, kad po kojom esi. Lietuva,
žemės žodis švenčiausias. Lietuva, žemės laimė šviesi.